Garbė Kristui. Šiandien toliau kartu gilinamės į emocinę sveikatą, sielinę mūsų sveikatą, kad tinkamai rinktumėmės ir kad atitinkamai elgtumėmės gyvenimo aplinkybėse. Toliau skaitykime, nagrinėkime 4 patarlę ir joje rašo, te nesitraukia. Paskaitysiu gal nuo 20 eilutės. Sako čia, mano sūnau, mano dukra, atkreipk dėmesį į mano žodžius, palenkausi į mano pamokymus. Te nesitraukia mano žodžiai nuo tavo akių, saugok juos širdies gilumoje. Jie yra gyvybė tiems, kurie juos randa, ir sveikata visam jų kūnui. Ir toliau kalba apie tai, kaip reikia tai stropiai saugoti savo širdies gilumoje. Bet akivaizdžiai Dievas sako, ką mums reikia, į ką atkreipti dėmesį, vadinasi skirti laiko į Dievo žodžius, nes tai yra gyvybė ir sveikata. Ir pradedam nuo to, kad į ką žiūri mūsų akis. Nes būtent mūsų bet tas vidinis pasaulis iš to ir susideda. Iš to, ką mato mūsų akis, iš to, ką girdi mūsų ausis ir iš to, ką masto mūsų mintis, taip mes protaujame. Bet svarbiausia, Viešpats visame rašte nukreipia žmonės, mus, savo vaikus, į tiesą. Ir nori, kad ta tiesa mus išlaisvintų. Viešpats sako, kad mes turime gyventi ne tuo, ką regime, bet tuo, ko neregime. Nes tai, kas regima, Viešpats sako, yra laikina, o tai, kas neregima, tai yra Dievo žodžiai, nes jie kol kas yra neregimi. Viešpats sako, tai, kas neregima, yra amžina. Taigi, akis yra tai, į ką mes nuolat ir pastoviai žiūrime. Bet Viešpats sako, kad nukreipk savo akis į tą, ne į tą, o konkrečiai. Konkrečiai nukreipk akis į mano žodžius. Vadinasi, žmogui reikia dėti pastangas. Ne tai, kad pasirinkti iš pradžių. Galiu skaityti socialinius tinklus, arba geriau skaitysiu raštą. Arba skaitysiu socialinius tinklus, arba vėlgi pasirinksiu raštą. Ar žiūrėsiu televizorių, ar žiūrėsiu gero turinio pamokslą arba gero turinio krikščionišką filmą, kur galiu mokytis, į ką žiūrės mano akis. Ir tai yra žmogaus pasirinkimas. Ir svarbiausia laikas, kuriam žmonės gaišta laiką. Ar jie žiūri į tai, kas juos statydina, nes Viešpats aiškiai sako, te nesitraukia nuo tavo akių ir dar sako saugok. Vadinasi, turi nesitraukti nuo mano akių, Dievo žodžiai, aš turiu juos žiūrėti, į juos žiūrėti, į juos žiūrėti. Ir dar sako saugok. Saugot, dar reikia išsaugoti tai, ką aš matau Dievo žodžiuose. Turiu suvokti, kad tai yra teisinga, kad tai yra pačio Dievo aukščiausio Viešpaties, mano Jėzaus, tokia valia, kuri yra gera ir tobula dėl manęs. Aš turiu tai išsaugoti, į savo vidų tai dėtis. Nes būtent, žinot, mes kalbam apie tai, kad būtent iš vidaus plūsta tie gyvojo vandens šaltiniai. Mato 6 skyriui, 22 eilutėj, sako Kristus, kad akis yra šviesulys, kuris apšviečia visą kūną. Taip, akis. Ir arba mano kūnas sveikas, arba jis nesveikas. Nes būtent nuo akies priklauso mano kūno sveikata. Nuo to, kur žiūri mano akis, raštas labai aiškiai sako, kad nuo to priklauso tavo kūno sveikata. Todėl labai linkiu kiekvienam ir pati save disciplinuoju, kai tik turiu laisvą minutę, iš karto nukreipiu savo akis,
skaityti, mokytis iš Viešpaties. Nes mokytis vadinasi keistis, o keistis vadinasi, aš žinau, į ką keičiuosi, iš ko mokausi, iš Kristaus, kuris yra lyderių lyderis, iš jo mokausi. Nes kiti šaltiniai, tie šaltiniai nėra sveikata visam kūnui, nes sveikata visam kūnui yra Dievo žodžiai. Ir tam reikia stropumo žmogaus, mūsų kiekvieno pastangų pasirinkti ir dėti pastangas. Tai reiškia, aš turiu save disciplinuoti, tai be abejo. Ir tai neturėtų papiktinti nei vieno iš mūsų, kad aš turiu save disciplinuoti į tai, kas šiandien žiūrės mano akis. Bet kai mano akis žiūri į Dievo žodžius, tegu tai būna aukščiausias autoritetas. Tegu Dievo žodžiai, kuriuos mes skaitom, kad sako, dėkis visų savo stropumu į savo širdį, mano žodžius. Aš turiu suprasti, kad tai yra aukščiausia tiesa, aukščiausias autoritetas. Ir aš ne tai, kad išprotėjęs ar išprotėjus, aš esu Dievo dukra ir aš klausau, paklūstu. Paklūstu tai, kaip pasirenku teisingai, nes aš esu ne tik žodžio klausytoja, bet žodžio vykdytoja. O vykdytojas ar vykdytoja su tada, kada pasirenku, o pasirenku savo mintise. Kai pasirenku tai, kas teisinga. O aš pasirenku, kas teisinga, mokausi iš Kristaus ir taip tampu jo mokinė. Taip ir taip leidžiu, vadinasi, priimu, kad Viešpats dalyvautų mano gyvenime. Nes kitaip, kaip žmonės sako, o kur Dievas, kodėl jis man nepadeda. Man labai patinka tokio pobūdžio bendravimas, nes labai aišku turiu suvokimą, kad Dievas negali kištis į žmogaus gyvenimą, jeigu pats žmogus sąmoningai neskiria laiko Dievo pažinimui. Nenukreipia savo akių, taip, ką jisai skaitys, ką jisai žiūrės ir ką jisai dėsis, žiūrėdamas į savo širdį. Taigi, linkiu nagrinėti švento rašto eilutes, Dievo žodžius dėtis į širdį, tegu tai stiprina kiekvieno iš mūsų įpročius, nes mes žinome, įpročiai formuoja mūsų charakterį, o charakteris formuoja mūsų gyvenimo kelią. Taigi, dėkoju Dievui, kad jis yra su mumis, nes mes renkamės, kas yra teisinga, renkamės Dievo pažinimą, mokomės iš Kristaus, labai vertinam ir branginam Dievo žodžius ir jis gyvena mūsų širdise. Mes savo raštu gyvename su Viešpačiu ir pasiliekame aukščiausiojo globoje. Ir todėl išliekame ramus, kai taip į tai žiūri mūsų akis, mes tikime, kad tai yra tiesa ir mūsų širdis nurimsta. Taigi šiandieną kalbėjome apie tai, į ką žiūri mūsų akis, tai reiškia, ką aš pasirenku leisti savo žiūrėti. Taip, kam pasirenku skirti laiko. Ir tai yra mūsų pasirinkimas. Ir šiandien kalbėjom į tai, kur žiūri mūsų akis. Ir mūsų akis tegu žiūri į Dievo žodžius, nes tai yra gyvybė ir sveikata visam mūsų kūnui. Sekantį kartą kalbėsime apie tai, ką turi girdėti mūsų ausis ir kaip turi reaguoti. Taip, kaip mes turim reaguoti aplinkybėse, kai yra, taip sakant, nebūtinai tinkamos aplinkybės, kaip mums aplinkybėse reaguoti. Taigi geros dienos, mokykimės kartu, pildykimės kuo geriausios kloties ir iki sekančio susitikimo.